Tai gerai, tai sveikinuosi tuomet aš su jumis šiandien. Susirinkom į konsultaciją dėl Šveicarijos Lietuvos bendradarbiavimo programos. Pilietinis įsitraukimas vadinasi pati programa. Ir pagal šią programą turim atrinkti 2 komponentų operatorius. Pirmasis komponentas vadinasi pilietinio įsitraukimo į sprendimų priėmimą stiprinimas, o antras komponentas savanoriškos veiklos kokybės gerinimas. Tai jau gal kaip matėt skelbime, bus atrinkta po vieną operatorių į pirmą komponentą ir antrą komponentą. Ir šiandien mūsų konsultacijos tikslas, mes norim papasakoti jum apie pačios programos tikslus, pristatyti ir aptarti reikalavimus paraiškai ir pristatyti tolimesnį procesą, nes jeigu jau šiek tiek žiūrėjot ir aprašą ir pačią paraišką, tai matot, kad tenais nėra reikalavimo pateikti projektą, bet dabar tik atrenkam pačią jūsų patirtį, tai yra tokia labai paprasta paraiška, o vėliau atrinkus operatorių jau truputį pasijungs toks dar vienas kitas procesas, apie kurį vėliau ir pakalbėsim. Tai taip pat norėčiau priminti, ar pasakyti, kas nedalyvavę konsultacijoje anksčiau. Dėl pačių veiklų mes esam darę konsultaciją vasario mėnesį. Tai priminti, kad ši programa bus įgyvendinama 25-28 metais. Tai vadinasi, kad ir komponentų operatoriai veiklas įgyvendins visą šį laikotarpį. O pati programa siekia prisidėti prie Lietuvos strateginių nacionalinių planų, tai yra prie nacionalinio pažangos plano, suteikiant pilietiniai visuomeniai daugiau galių, stiprinant jos dalyvavimą sprendimų priėmimo procese ir gerinti pilietinės visuomenės organizacijų kokybę. Strateginis dėmesys skiriamas piliečių dalyvavimui priimant sprendimus, pilietinės visuomenės organizacijų stiprinimas diegiant NVO standartą ir savanoriškos veiklos kokybės gerinimas, parengiant taip pat kokybiško savanorių valdymo standartą. Norėčiau dar taip pat atkreipti dėmesį, kokio iš tikrųjų poveikio kokio poveikio siekia visa ši programa, kad jūs matytumėte tą platesnį vaizdą iš pradžių, į ką susiveda tos veiklos, kurios yra dabar nurodytos, kurias prašome įgyvendinti komponentų operatorius. Tai iš tikrųjų siekiam padidėjusio pilietinio ir socialinio dalyvavimo ir glaudesnio valdžios institucijų ir visuomenės bendradarbiavimo. Ir dar taip pat norėčiau pakalbėti apie pokytį, nes mes taip dėliojom programą, kad jai bus sukurtas ir taikomas NVO skaidrumo standartas, jai bendradarbiavimas tarp NVO ir vietos institucijų pagerės, jei savanoriškos veiklos kokybės modelis bus sukurtas ir savanoriškos veiklos kokybė pagerės, padidės piliečių vaidmuo demokratiniuose procesuose, ir politikos formavimas bus grįstas dialogu su visuomene. Tai čia yra iš tikrųjų tokie pagrindiniai akcentai. Na, o taip pat svarbu pasakyti, kokie rodikliai yra pačios programos, pačioje programoje fiksuoti rodikliai, kurių irgi turėtų siekti komponentų operatoriai. Tai mes matuosim tą poveikį pilietinės galios indeksu ir būtent yra pilietinės galios indeksas matuoja potencialiai realią pilietinės galios, pilietinę galią, taip sakant, piliečių gebėjimą daryti įtaką viešiesiems sprendimams. Tai mes čia šitas mums yra svarbus momentas ir taip pat sieksim, kad būtų padidėjęs asmenų įsitraukusių į savanorišką veiklą skaičius. Na, o dabar grįžtam jau į savo šitą atranką konkrečiai, jos tikslus ir veiklas. Aš dar pasakysiu, kas manęs nepažįstat, nes pradžioj pamačiau pažįstamų veidų ir neprisistačiau. Tai esu Milda Saudargė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVO plėtros skyriaus.
Ir šiandien su manimi yra dar irgi mano kolegės iš ministerijos Viktorija ir Akvilė ir iš Centrinės projektų valdymo agentūros Irma Šapienė. Vėliau jos pakalbės atskirai. Šypsosi Irma. Gerai. Taip, tai dabar grįžtant prie pirmo komponento, pilietinio įsitraukimo ir sprendimų priėmimo stiprinimo. Dabar tikslas konkrečiai šios atrankos, šio komponento - didinti visuomenės ir NVO pilietinį dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, kuriant ir taikant įtraukties į sprendimų priėmimą įrankius, stiprinant savivaldybių NVO tarybas, skatinant NVO ir savivaldybių administracijų dialogą, bendradarbiavimą ir stiprinti NVO sektorių, sukuriant ir diegiant NVO standartą. Tai yra tokie kertiniai dalykai. Taip pat, kaip matėte jau iš skelbimo, šiam komponentui įgyvendinti skiriama virš 2 900 000 frankų, kurie bus konvertuoti į eurus ir pagal tos dienos kursą, kai bus pasirašyta jau galutinė sutartis su Šveicarija ir Lietuva. Bet kursas yra daugiau mažiau šiek tiek panašus frankų ir eurų. Tai dabar norėčiau pereiti prie veiklų, kurias turbūt irgi matėte, nes yra nurodytos veiklos konkrečios, kurios turi būti įgyvendintos, kurias komponento operatorius įgyvendins ir rodikliai, kurių reikia siekti. Tai pradėsim nuo NVO skaidrumo standarto sukūrimo. Kodėl yra svarbu ir kaip čia viskas turėtų vykti. Tam, kad jį sukurti, mes įsivaizduojame, kad reikėtų bendradarbiauti su nevyriausybinėm organizacijom ir įtraukti skirtingas organizacijas į pačio standarto kūrimą, kad jisai būtų adaptuotas įvairaus tipo organizacijoms ir mažoms, ir didelėms, ir skirtingose srityse dirbančioms. Ir regionuose. Dėl to tą visą procesą prašom įtraukti nevyriausybinės organizacijas ir turėtų būti jos įtrauktos ne mažiau kaip iš 6 apskričių. Na, o standartas, kodėl reikalingas? Matom, kad visuomenės pasitikėjimas nevyriausybinėm organizacijom yra didelis, bet tam, kad jį ir išlaikyti, ir tvarus pasitikėjimas išliktų, taip pat reikėtų sudaryti nevyriausybinėm organizacijom siekiančiam didesnių tikslų, siekiančiam dar geresnio valdymo, turėti tą galimybę, taip sakant, kilti į dar aukštesnį to skaidrumo ir atskaitomybės lygmenį ir kad tai būtų gairės organizacijoms siekiančiom dar didesnio atvirumo ir standartas turėtų apimti ir kalbėti apie ir finansinės ataskaitas, ir kodėl svarbu ir kaip reikėtų viešinti informaciją apie gautą paramą, finansinių veiklos auditų svarbą, vidinės kontrolės procedūras ir taip pat kaip apskritai organizuoti valdymą, kad būtų siekiama tikslingų pokyčių ir poveikio savo vykdoma veikla ir tinkamo išteklių valdymo. Tai standartas jokių būdų nebūtų privalomas, bet tiesiog tom organizacijom, kurios nori dar žengti žingsnį į priekį, tai padėtų tiesiog dar tapti skaidresniems ir geriau valdomom. Tai kasgi sektų įkūrus, tai yra sukūrus NVO standartą, tuomet mes matome, kad reikėtų organizuoti tokį kaip ir profesionalų palydėjimą, komunikacijos kompaniją, kaip tą standartą taikyti, palydėti organizacijas, mokyti, tiesiog tokią mentorystę teikti, kaip įsidiegti ir kaip teisingai naudotis šituo įrankiu. Ir norėtume, kad dalyvautų apskritai bent 400 nevyriausybinio organizacijų, o jau standartą taikytų, tai yra privalomas rodiklis, ne mažiau kaip 200 nevyriausybinio organizacijų. Kita veikla yra savivaldybių NVO tarybų stiprinimas. Tai vėlgi kalbam apie visuomenės valdžios institucijų bendradarbiavimą ir NVO, tai visada
visada mūsų lauke yra tas savivaldybių NVO tarybos ir žinom, kad tai yra jau sukurtas įrankis, jis yra per visą Lietuvą, žinom, kad tai yra geras dalykas, gera platforma susėsti valdžios institucijų atstovam ir nevyriausybinėm ir spręsti savo klausimus, bet šiai dienai jis nėra išnaudojamas iki galo, nėra įveiklintas, dėl to labai svarbu stiprinti tarybas ir šitą turimą mūsų įrankį išnaudoti iš tikrųjų tam geresniam bendradarbiavimui ir dialogui. Tai vėlgi rodikliai reikalavimai yra tokie, kad visose savivaldybėse su visom NVO tarybom turėtų būti organizuojamas kompetencijų ir savivaldybių atstovam ir NVO atstovam, kompetencijų gerinimas, didinimas siekiant dalyvavimo, siekiant įtraukimo į sprendimų priėmimą, bendradarbiavimo, bendrakūros kompetencijų didinimas. Ir tai turėtų būti ne tik tai pavieniai susitikimai, bet nuoseklus, sistemingas darbas su nevyriausybinių organizacijų tarybom, iš tikrųjų siekiant keisti požiūrį, savivaldybių, tarkim, atstovų požiūrį į visuomenės įtraukimą į sprendimų priėmimus ir tiesiog irgi pasiūlyti, išmokyti, naudotis įrankiais esamais, dalintis informaciją. Tai iš tikrųjų pabrėžiu, kad tai turėtų būti sistemingas ilgas procesas, neapsiriboti vien tik tai mokymais. Iš tikrųjų yra ir dabar ir Europos komisijos rekomendacijų, ir Europos tarybos, ir PBO apie tuos įtraukimo įrankius. Reikėtų tiesiog, jeigu kas gal ir matėte, skaitėte, iš tikrųjų yra geros medžiagos, kurio galima būtų pasinaudoti ir įgyvendinti tas rekomendacijas siūlomas. Kas yra tos kitos veiklos skirtos aktyvesniam įtraukimui? Tai čia turime omeny, kad visos tos papildančios veiklos NVO tarybų standarto, ką matytumėt būtinybę pastiprinti, papildyti tas veiklas, tai galima tada įrašyti. Tarkim, irgi daug kalbama Lietuvoje ir tyrimai Lietuvos paskutiniai, kur buvo daryti, irgi šnekama ir apie piliečių tarybas, piliečių žiūri, kad reikėtų šitą įrankį išbandyti, išnaudoti. Tai irgi galima pasiskaičiuoti ir pasižiūrėti, labai tiktų šitai visai programai irgi tokio mechanizmo išbandymas. Na ir privaloma sąlyga yra Šveicarijos nevyriausybinės organizacijos Foundation ZEVO įtraukimas kaip partnerė, nes jie iš tikrųjų turi labai gerą patirtį, kuriant nevyriausybinėm organizacijom standartus ir turi labai gerą vardą Šveicarijoje ir tai yra, žodžiu, šis bendradarbiavimas turėtų būti grįstas konsultacijomis, nereikia nusimatyti atskiro biudžeto būtent šitai organizacijai, bet galima būtų padengti jų išlaidas, jeigu jų būtų. Aha, prašau, Irma, ką norėjai papildyti? Aš tiesiog iš karto patikslinsiu, ar ne, kaip Milda ir mini, nėra reikalavimo, kad tai būtų formali partnerystė, ar ne, jūs neturit numatyti ZEVO kaip kažkokios konkrečios veiklos vykdytojo ir dedikuoti jiems biudžeto, bet jau šitame etape jums vis tiek reikės kažkaip su jais susikontaktuoti, nes išlaidas, kurias jie patirs, tarkim, jūs priimdami ar Šveicarijoje, ar kažkokias konsultacijas jų nuotolinės teikdami, tos išlaidos turės būti identifikuotos. Aš paskui vėliau papasakosiu detaliau, ar ne, apie visą biudžeto sandarą, apie viską, bet tiesiog turėkit minty, kad kažkiek to kontakto su jais turės būti, jūs jau turėsit įsivertinti, kur galbūt jie gali įsitraukti ir jums padėti, ir kiek tai jums kainuos iš jų pusės. Taip, ačiū, Milda. Ačiū tau. Gerai. Peršokau dabar jau į antrą komponentą. Tai gal mes pradžioj viską jums pasakysim, o tada jau klausimus gerai jūs galėsit, nes vėliau dar pereisim ir prie reikalavimų. Tai dabar taip tiesiog per veiklas einam. Antras komponentas - savanoriškos veiklos kokybės gerinimas. Ir tikslas yra plėtoti savanorišką veiklą, didinant savanorių pasitenkinimą savanoriškos veiklos kokybę, taikant kokybiško savanorių koordinavimo, įskaitant virtualią savanorystę standartą, mokymų programą jam įgyvendinti
ir stiprinant savanoriškos veiklos organizavimą. Komponentų įgyvendinti iki 28 metų galo numatyta virš 3 milijonų šveicarijos frankų. Irgi skelbime šitą informaciją yra. Ir dabar pereinam prie veiklų jau šio komponento ir tada paprašysiu Viktorijos, kad jinai jums ir papasakotų. Gerai, Viktorija? Gerai, taip. Sveiki visi, esu Viktorija Medžiaušaitė, kaip ir Milda pristatė iš NVO plėtros skyriaus ir kuruoju šitą savanorystės klausimą ir šį komponentą. Tai yra 3 veiklos šiame komponente, viena iš jų ir pirmoji, jos visos iš esmės yra susijusios. Pirmoji yra kokybiško savanorystės koordinavimo, kokybės standarto sukūrimas. Tai reikėtų galbūt paminėti, kad svarbu ne tik tais, tai nėra fokusas šito standarto pati savanorystė ir pačių savanorių, patirties gerinimas ir panašiai, čia yra toks truputėlį tolimesnis tikslas, bet čia būtent kalbam apie savanorystės koordinavimą, tai apie savanorių koordinatorius, savanorių koordinatorių kompetencijų gerinimą ir standarto sukūrimą, kuris įvardytų, kas yra ta kokybiškai koordinuojama savanorystė, kas į tai susideda, ką tie jau tokie tikrai pažengę savanorių koordinatoriai turėtų daryti, kaip tas turėtų atrodyti ir kaip visas savanorių atrankos, palydėjimo, priėmimo, išleidimo iš organizacijos procesas turėtų vykti. Tai šį kokybės standartą sukūrus, pagal jį būtų kuriama mokymų programa, čia pakeis, ir mokymų programa būtent ugdytų tas kompetencijas, kurių savanorių koordinatoriams ar kitiems asmenim, kurie dirba su savanorių koordinavimu ir savanoriais, galėtų trūkti. Tai tikslas būtų tą mokymų programą turėti tikrai gan plačią, atvirą, prieinamą kažkur viešoje erdvėje visiems naudoti ir kad jinai apimtų kaip įmanoma daugiau temų ir būtų toks, lygiai taip pat kaip standartas turėtų būti pakankamai paprastai panaudojamas įrankis, o ne tiesiog popierius toks pasidedamas į stalčių. Lygiai taip pat ir programa turėtų būti kažkas, ką organizacijos net ir po 5 metų ar daugiau galėtų paimti ir panaudoti ir patys prisitaikyti savo ir panašiai. Ir trečiasis veiksmas, tai pagal tą kokybės standartą bus parengta mokymų programa, pagal mokymų programą būtų organizuojami mokymai. Tai taip, ta mokymų programa turėtų būti pritaikoma ir tiems, kurie nedalyvaus galbūt mokymuose, bet vienas iš svarbių šitos programos aspektų, tai kad tų mokymų vis dėlto turi būti organizuojama tikrai nemažai ir pagal tą mokymų programą ne mažiau kaip 300 savanorių koordinatorių arba kitų asmenų dirbančių su savanoriais turėtų būti apmokyta, kaip tikrai kokybiškai koordinuoti savanorystę. Galutinis tikslas yra, kad jeigu kokybiškai bus koordinuojama savanorystė, savanorio patirtis pačioj organizacijų bus žymiai geresnė, tada daugiau savanorių ilgalaikę savanorystę užsiims ir daugiau savanorių bus pritraukiama į savanorystę. Tai toks bendras tikslas būtų savanorių pasitenkinimo savanorystė gerinimas ir galutinis toks skaičiaus padidėjimas, kaip ir Milda minėjo anksčiau. Ir dar trumpas tik paminėjimas, kad čia paminėti savanorių koordinatoriai ir kiti asmenys dirbantys su savanoriais, tai lygiai taip pat čia gali dalyvauti ir organizacijų galbūt vadovai ar administracijos žmonės ar panašiai. Tai nebūtinai tik konkrečiai savanorių koordinatoriai, bet kažkas, kas dirba iš esmės su savanoriais, su savanorių koordinavimu ir panašiai. Tai tokios tos 3 veiklos ir visose čia rodikliuose turbūt irgi matėte, jeigu skaitėte tą visą aprašą, tai gali būti tos veiklos kažkiek išplečiamos ir lygiai taip pat tiek mokymų programa, tiek kokybės standartas tikrai neturi apsiriboti tik tais tuo, kas yra nurodyta šitoj lentelėje, tai neturi tik tais konkrečiai tos mokymų temos būti paliestos. Viskas, kas jūsų manimų, kaip dirbančių su savanorystė, kas galėtų kandidatuoti į šitą komponentą, galėtų būti svarbios veiklos ir svarbesnės temos, tai visą šitą galima įtraukti ir papildyti. Svarbu, kad šitos 3 esminės veiklos būtų įgyvendintos. Tai kokybės standartas, mokymų programa ir mokymai pagal tą mokymų programą ir kokybės standartą. Tai tiek iš mano pusės būtų. Ačiū. Gerai. Tuomet perinam prie reikalavimų dabar jau pareiškėjams ir grįžtam prie pirmo komponento. Kaip jau ir pradžioje aš sakiau, mes dabar vertinam jūsų patirtį. Tai pačioj paraiškoj iš esmės reikia
prie paraiškos pridėti dokumentus nurodytus 14 punkte, kad jie tikrai būtų aišku, kad tai yra tikras dokumentas, patikimas, tai rodantis tą jūsų patirtį. Ir pačioje paraiškoje šiek tiek aprašykite tas veiklas, apie kurias mes kalbėjome. Nereikia labai smulkiai, bet tiesiog, kad matytume vaizdą, tai kaip jūs žadat išpildyti šitą mūsų užsakymą ir šitas mūsų veiklas, kaip jūs, kokį įsivaizdavimą turite apie jų įgyvendinimą ir partneriui, kokią planuojate skirti savo jau lietuviškam partneriui pinigų sumą. O čia, kaip matote, dabar reikalavimai pareiškėjams, tai yra standartas, aišku, teikti ataskaitas už 21 ir 22 metus, bet yra reikalavimas, kad metinių finansinių ataskaitose vykdytos veiklos būtų ne mažesnės kaip 200 000 eurų vertės už abu metus, 21-22 metais, per abu metus sudėjus. Taip pat 21-23 metais, tai yra šių 3 metų laikotarpyje, turėjote vykdyti bent 3 NVO ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo veiklas ar projektus, būtent apie atstovavimą NVO interesams, teisės aktų rengimas, dalyvavimas darbo grupėse, būtent kas yra susijęs su institucijų bendradarbiavimu. Ne mažiau kaip 3 veiklos ir galite pridėti ar darbo grupių sudėties įsakymus arba projektų sutartis ar kažką kitą, kokius dokumentus turite. 22-23 metais, čia pabrėžiu, kad kasmet turite turėti patirties mokymų nevyriausybinėm organizacijom ar konsultacijų nuolatinių ilgalaikių, kuriuose dalyvavo ne mažiau kaip 100 NVO atstovų. Tai čia norim parodyti, kad tiesiog didesnių projektų vertės toks reikalavimas, kad organizacija mokėtų, nes laukia dideli darbai su NVO tarybom, tai tokio masiškumo didesnių mokymų organizavime patirties prašome. Ir taip pat yra patirtis su NVO tarybomis 21-23 metais, vėlgi kasmet turėtumėt būti vykdę veiklą su NVO tarybom, ar nacionalinė NVO taryba, ar su savivaldybių tarybomis. Na ir pareiškėjas turi turėti 21-22 metų išorinio audito ataskaitą, o partneris turi būti pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį ir 21 ir 22 metais. Taip pat partneris turi būti nevyriausybinė organizacija turinti NVO žymą. Na ir aišku, kad paraiškos pateikimo dieną neturėtų būti iškelta bankroto byla ir neturėtumėte būti likviduojami. Antro komponento reikalavimai savanoriškos veiklos stiprinimui. Čia taip kalbam apie tai. Pareiškėjas ir partneris turi turėti NVO žymą. Pareiškėjas 21-22 metais vykdė veiklas už ne mažiau kaip 300 000 eurų, tai vėlgi sudėjus per abu metus turi būti tokia suma, ne mažesnė. Pareiškėjas ir arba partneris turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų savanoriškos veiklos vykdymo, organizavimo patirtį nuo 21 metų iki paraiškos pateikimo dienos. Taip pat pareiškėjo ir arba partnerio misija, veiklos sritis, tikslai turi būti savanoriškos veiklos vykdymas, plėtra arba skatinimas. Pareiškėjas arba partneris 22-23 metų laikotarpiu turi ne mažesnę kaip 1 metų tarptautinių savanoriškos veiklos programų koordinavimo patirtį. Pareiškėjas ir partneris pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį 21-22 metais. Ir taip pat nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojamas tiek pareiškėjas, tiek partneris. Tai tiek apie bendrus reikalavimus. Dar ką norėjau pasakyti,
kad paraiškos teikiamos iki birželio 7-8 valandos. Tai labai prašom nevėluoti ir pateikti laiku, nes nenorėtume atsidurti tokiose situacijose, kad kelios minutės po 8 valandos pateiktos paraiškos turės būti atmestos ir įsivelti į diskusijas, kad čia tik tai kelios minutės, tiesiog duodam ilgesnį laiką, neuždarom nei 4, nei 5, todėl tikrai prašymas yra pateikti iki 8 valandos, nes tiesiog vėliau pateiktos paraiškos tikrai nebus vertinamos, nes visiems turi būti vienodos sąlygos. O konsultacijas teiksime iki birželio 7-12 valandos. Tai dabar tuomet turbūt gal apie šį etapą pakalbėkim, jeigu jūs turite dabar klausimų iš veiklų, iš reikalavimų, nes tada jau vėliau mes pereisim, kur čia pasijungia CPVA, Centrinė projektų valdymo agentūra, ir kokie etapai toliau ir kokios procedūros. Dabar jeigu turėtumėt klausimų iš tada jau konkrečiai atrankos klausimų. Pamojuokit bent jau, ar čia yra kas nors be mūsų. Ieva, prašau. Ačiū. Visų pirma, tai įsakyme 23 punkte yra parašyta, kad galima paraišką teikti iki pateikimo dienos 23:59 minučių. Tai čia truputį neatitikimą pastebėjom su 8 valanda vakaro. Taip, mes patikslinom skelbime, kad 8 valanda turi būti. Gerai, ačiū. Turiu klausimą dėl tarptautinės savanorystės programos. To irgi nuostatos, kad turim turėti patirties. Gal galite truputį patikslinti, ką turite omenyje su šitomis programomis, nes pagal apibrėžimą savanoriškos veiklos įstatyme mums truputėlį maišosi mintis, kas tai yra ir kas tai galėtų būti laikoma ta programa. Tai čia gal aš papildysiu savanoriškos veiklos įstatymo tą versiją, kurioje yra šitas apibrėžimas, tai dar negalioja šiuo metu tarptautinės tos savanoriškos veiklos programos. Tai kol kas tai yra tiesiog, toksai, kaip suprantate, paprastuoju būdu, kažkokia tarptautinė patirtis iš esmės. Tai nebūtinai turi būti kažkokia konkreti labai specifinė būtent savanorystės programa, bet tarptautinė patirtis susijusi su savanorystė, kurią jūs galėtumėt įrodyti, pagrįsti dokumentais teikiamais kartu su paraiška. Tai nėra tokio labai jau griežto apibrėžimo, kas čia galėtų būti. Tarptautinis projektas, tarptautinė patirtis. Ačiū. Gerai, kol dar galvojat tada klausimus kitus, tai tada pereikim prie to etapo po atrankos, nes norėjau dar pasakyti, kad Finansų ministerija yra nacionalinė koordinavimo institucija šitos visos šveicarų programos, o Centrinė projektų valdymo agentūra yra programos operatorius. Ir po to, kai mes atrinksim komponentų operatorius, informaciją perduosim Centriniai projektų valdymo agentūrai, kuri toliau su jumis perima bendradarbiavimą ir tuomet yra veiksmai, kuriuos reikia atlikti. Tai tada Irmos prašysiu papasakoti. Gerai, ačiū labai Milda, laba diena. Dar kartą aš esu Irma iš Centrinės projektų valdymo agentūros, kaip Milda paminėjo. Šitoje programoje mes esame paskirti programos operatorium ir aš gal tiesiog trumpai, nežinau, kiek žinot, kiek nežinot apie šveicarų patį mechanizmą, ar ne, ir kaip čia viskas yra dėliojama ir programuojama, tai skirtingai turbūt nuo visų kitų įprastų, nežinau, struktūrinių, pavyzdžiui, ar kitų finansinių mechanizmų, pas šveicarus labai didelis dėmesys yra skiriamas susiplanavimui. Tai reiškia, kad visi projektai, kurie yra planiniai, detali informacija apie juos pateikiama šveicarams dar iki programos sutarties pasirašymo. Ir dėl to, po jūsų atrankos, ar ne, mes ateisime pas jūs ir prašysime tikrai nemažai informacijos. Tai nebus, kaip čia to projekto normalus dar vertinimas, tai bus tiesiog informacijos, kuri reikalinga programos pasiūlymui parengti užpildymas, bet iš dalies procesas yra panašus, kaip kad būtų
projekto vertinimo atveju, ar ne? Jūs mums turėsit pateikti informaciją apie save, apie projektą, apie partnerius, jeigu tokius turėsit detalizuoti veiklas, išlaidas ir panašiai. Aš gal pasidalinsiu tiesiog pačiais dokumentais, parodysiu, kokius dokumentus jūs iš mūsų gausit. Juos nepilnai reikia pildyti, mes esam surašę netgi komentarus, ar ne, ką pildyti, ko nepildyti. Tikrai nesigąsdinkit, ta prasme, bendradarbiavimas visą laiką vyksta ir čia mūsų bendras interesas, ar ne, tuos dokumentus susipildyti teisingai ir laiku. Laike, pasakysiu iš karto, mes tikrai esam suspausti labai stipriai, ar ne, ir tuos procesus reikės kažkaip tai gyvendinti kiek įmanoma greičiau, nes iš šveicarų turim tokį lūkestį, kad šiais metais rugsėjo mėnesį, vėliausia turbūt spalio mėnesį, būtų pasirašyta programos sutartis. O tam, kad ją pasirašyti, mes jūsų projektų informaciją turėsim išanalizuoti, ar ne, ir perkelti į tuos dokumentus, kuriuos turime teikti. Tuoj minutę, aš tik bandau dabar, ar aš ką nors šėrinu, ar ne, pasakykit man. Dabar taip, dabar išjungiai, bet buvo, aha, detail ten, žodžiu, čia. Tuoj minutę bandau dabar, pas mane, aš labai atsiprašau, bet pas mane šiandien labai Teamsai streikuoja. Tai jeigu netyčia atsijungsiu, tai sugrįšiu, jeigu... Kaip čia dabar? Minutę. Taip, tai aš tada pradėsiu turbūt nuo to dokumento, kurį mes pildome šveicarams, kad jūs pamatytumėt, kaip jisai atrodo ir kokios informacijos šveicarai iš mūsų prašo. Tai vat kiekvienam projektui Milda vadina komponentu, aš jums leidus vadinsiu projektu, nes kai pasitvirtinsim nacionalinės taisyklės, tai kaip ir visur kitur įprastai vadinsime tai projektu, ar ne? Ir tiesiog yra sudedama informacija apie jūs kaip projekto vykdytoją arba komponento operatorių, ar ne, tai iš tos jau informacijos prašysime jūsų. Reikės informacijos apie jūsų organizacijos visą valdymo struktūrą ir padalinių ir žmonių, kurie dalyvaus projekto administravime informaciją. Ne? Tai yra funkcijos, tai yra etato dydis ir panašus dalykai. Vardų pavardžių nereikia. Taip esam sutarę, kad šiame etape tikrai šveicarai to nereikalauja. Tuo pačiu šveicarai nori pamatyti ir jūsų patirtį kažkokių panašių projektų įgyvendinime. Ne, tai per paskutinius 5 metus, ar ne, kokius projektus įgyvendinot, iš kokių šaltinių, apie ką tie projektai buvo, ar ne, ar ten buvo vykdytojas ar partneris, galbūt kažkokius didelius pirkimus darėt ar kažką. Tada reikės tiesiog trumpo aprašymo paties projekto ir jau čia prieinam prie tos įdomiosios dalies, ar ne, kai mes šveicarams turime labai detaliai papasakoti, ką jūs veiksit ir ką kiekvienoje veikloje, kokius jūs rezultatus pasieksit. Ar ne, kiekvienos veiklos rezultatų gali būti ne vienas, ar ne, gali būti kažkokie tarpiniai rezultatai, bet šita informacija turi būti ganėtinai detali. Čia naudos gavėjai, ar ne, tęstinumo dalį taip pat prašysim jūsų pildyti, tiesiog kitame dokumente ją užpildysit, tai mes paskui čia perkelsim, bet labai noriu atkreipti dėmesį, kad šveicarai tęstinumo, tam tvarumo tai daliai skiria tikrai labai didelį dėmesį. Ir turėkite tą mintį tiek finansinė prasme, ar ne, tiek veiklų prasme, jie tikrai gilinasi ir tikrai kelia klausimus, tai tą informaciją teikit taip, kad ir jūs patys patikėtumėt, bet kad ir jie patikėtų, ar ne, kad tai, ką jūs padarysit, nenuguls kažkur tai stalčiuje, o toliau gyvens, ar ne, po projekto gyvenimo pabaigos ir kad jūs tam kažkokiu tai būdu turėsit lėšų, ar ne, turbūt, kas ypatingai nevyriausybinėm organizacijom yra svarbu, tai čia galbūt su ministerija pati pasiderinti šitas vietas galit. Turėkit minty, kad tai yra tikrai šveicaram labai aktuali ir svarbi dalis. Tada turėsime pridėti detalų biudžetą projekto jūsų. tą biudžetą padarysim mes pagal jūsų pateiktą informaciją ir tai reiškia, kad
Jeigu ten buvo ta dalis, kur yra veiklos ar ne, tai kiekvienai veiklai turėsit pasiplanuoti visas išlaidas, tai yra darbo užmokestis, pirkimai, jeigu tai yra partneris įtrauktas, tai paaiškinta, ta prasme, kodėl tas partneris įtrauktas į tą veiklą ir kodėl būtent jisai tą veiklą vykdo ar ne ir kokios išlaidos bus patirtos įgyvendinant tą veiklą ir tikrai turėsim detalizuoti ir jie tikrai jau iš patirties sakau, kad jie pasižiūri ir kelia klausimus. Kita svarbi dalis, kuri šveicaram irgi jie visą laiką atkreipia dėmesį, tai yra rizikų vertinimas. Čia jau jūs kaip projekto vykdytojas ar neturėtumėt apsigalvoti ir įsivertinti savo matomas ar ne šiai dienai projekto rizikas ir kaip jūs jas valdysite. Čia rasit pridėta tokia instrukcija, ar ne, kaip tą reikėtų padaryti, čia yra pačių šveicarų paruošta, kokias rizikas ar neįsivertinti reikėtų, kaip tą poveikį ir tikimybę skaičiuoti, ar ne, ir va čia šitoje vietoje susirašysit visas rizikas. Tai čia yra tas dokumentas, kurį mes pildom šveicaram. Tam, kad jį pilnai užpildyti, mes jūsų prašysime pateikti dalį informacijos iš projekto įgyvendinimo plano formos. Tos formos jos dar nėra patvirtintos, nes taisyklės dar kol kas derinamos finansų ministerijoje. Bet tam, kas būsite pasirinktas kaip projekto vykdytojas, šitos informacijos užsipildymas, jisai padės vėliau, ar ne, nes vėliau jūs turėsite teikti normaliojo projekto įgyvendinimo planą. Tai čia vėlgi bendra informacija apie jūs, apie projekto partnerius, ar ne, jeigu juos turėsite, projekto aprašymas, tikslai, tikslinės grupės, ten kažkokie teisiniai apribojimai, jeigu jie tokie yra, įgyvendinimo vietos. Ir tada jau prieinam iki įgyvendinimo termino, ar ne, ir bus toks pridėtas priedas, kaip projekto veiklos biudžetas ir finansavimo šaltiniai, vėlgi parodysiu tą priedą, kaip jisai atrodys, kuris jau detalizuosite, ar ne, ką jūs darysite, kaip jūs tą darysite ir kokias išlaidas tam patirsite. Tai va, čia šitas Wordas, jisai tikrai daug turbūt jūsų laiko ir dėmesio neatims. Daugiausia, kiek irgi iš patirties, ar ne, daugiausia laiko reikia užpildyti patį tą biudžeto ir veiklų Excelį, ar ne. Irgi nepersistengkit, ta prasme, tikrai irgi iš patirties sakau, mums nereikia skambių frazių, nereikia, kad nežinau, kad negalvokit, kad kuo daugiau parašysit, tai bus geriau. Tikrai ne, nes kuo daugiau parašo, to mums daugiau klausimų kyla, ar ne? Tai geriau koncentruotai, aiškiai, trumpai, ar ne, jeigu mums kils klausimų, mes sugrįšim. Pasistengkit, taip sakau, koncentruotai visą tai daryti. Tuo išėrinu tuoj pat biudžetą. Biudžeto forma, taip jo, gal atrodo, nelabai lengvai, bet iš tikrųjų jinai tikrai nėra sudėtinga, jinai yra pakankamai aiški, ar ne? Identifikuosit veiklą, iš tikrųjų veiklos tai jums jau yra identifikuotos, ar ne? Milda su Viktorija tą padarė, ar ne, jau atrankos dokumentos ir pasakė, kokios veiklos turi būti padarytos. Tada, kaip jūs tą veiklą planuojate įgyvendinti, kuriuo projekto įgyvendinimo metu, ar ne, tą veiklą planuojate įgyvendinti. Ir išlaidos, ar ne, grindžiat visas išlaidas, kokias turėsite, darbo užmokestis, nežinau, komandiruotės, pirkimai kažkokie, paslaugų, dar kažko, tai čia pas jūs turbūt daugiausia bus paslaugų pirkimai, ar ne. Ir jeigu turit partnerį ar partnerius, tai padalina tas išlaidas tarp jų. Ir taip apie kiekvieną veiklą. Ką atkreipsiu dėmesį, kad dabar šitame etape, čia irgi šveicarų prašymu, mes prašom detalizuoti projekto administravimo išlaidas. Jeigu prisimena tą mano rodytą Wordą, nes jau, kad mums bus reikalinga informacija apie tai, kokia bus projekto administravimo komanda, kokiu užimtumu jie dirbs, ar ne, čia jūs jau pasakysit, kiek laiko jie dirbs, ar ne, kiek ten kainuoja, nežinau, mėno jo ir panašiai. Įsivertinkit, ko jums reikia projekto administravimui. Po projekto administravimo išlaidomis taip pat patenka ir visos kitos išlaidos, kurios reikalingos būtų projekto administravimui.
Tai nežinau, galit kažką tai pirkti ar ne, galit galbūt prisiskirsit kažkokią tai dalį savo patiriamų išlaidų pagal metodiką. Rasite sąrašą, kokios tos išlaidos gali būti. Ar ne? Kaip minėjau, šitame etape tas administravimo išlaidas prašome grįsti, jos neturėtų viršyti 7 procentų nuo projekto tiesioginių išlaidų. Čia jau paskui matysite, ta prasme, pasiskaičiuos, jums automatiškai ta suma susiskaičiuos, kai jūs susidėliosit veiklas ar ne visas, pasiskaičiuos, kokia galima maksimali suma, tai vat jums reikėtų kažkaip tai, kad tos sumos čia ir ten sutaptų, nes labai tikėtina yra, kad tai būtų, bus palengvinimas ir jums, ir visiems mums projektų įgyvendinimo metu, nes labai tikėtina, kad šveicarai sutiks su tuo, kad jau įgyvendinant projektus, projekto administravimo išlaidos būtų apmokamos supaprastintai. Tai reiškia, kad jums reikės deklaruoti tik tiesioginės išlaidas, o 7 procentus ant viršaus projekto administravimo mes jums priskaičiuosim su kiekvienu mokėjimo prašymu. Bet šitame etape turim padarytą darbą ir turim pasigrįsti tą poreikį. Dar vienas dokumentas, kurį irgi prašysime užpildyti, nes tai yra reikalinga irgi pridėti prie programos sutarties, tai yra pasiplanuoti būsimus jūsų projekto pirkimus, jeigu tokių turėsite, ne, ir į lentelę sudėti, tik man kažkodėl, man gal pakibau aš. Ar matot, pasakykit, ką dabar matot? Ne, nieko nematot, ne? Nes aš pakibau vėl. Dabar jau ir pati Irma pakibo. Luktelsim. Tada tuo Irma matyt prisijungs iš naujo. Gal kažką norite pasakyti, pasidalinti? Kol niekas nieko nenori pasakyti, tai aš dar truputį patikslinsiu trumpai atsakymą į Ievos klausimą, čia kur dėl tarptautinių programų buvo, tai ne ten truputėlį pasižiūrėjau, atsiprašau, tai iš karto ne taip tiksliai atsakiau. Taip, tai būtų turbūt kažkas, kas įvardyta yra įstatyme pagal savoką, tai tarptautinės programos, tai iš esmės tarptautinių savanorių priėmimas arba siuntimas. Tai programa gali būti bet kokia, nėra nurodyta kokia tai turėtų būti, bet yra Erasmuso programa, Europos solidarumo korpuso programos ir kitos, tai kokia tik tai čia būtų, ta ir tiktų. Ir reikėtų gal dar paminėti, kad tą kriterijų turi atitikti pareiškėjas arba partneris, tai jeigu jūsų organizacija galbūt nevykdo tokių programų, tai tada partneris turėtų atitikti šitą kriterijų arba kažkuris iš partnerių, nes partnerių tikrai gali būti ne vienas šitam projektą. Aš labai atsiprašau. O nieko, mes pakalbėjom, mums reikėjo momento tokį. Labai gerai, kad rado dar ką aptarti. Žinokit, aš jau tuo ir baigsiu. Iš tikrųjų, tiesiog noriu parodyti dar tą pirkimų planą, ar ne? Tai irgi dokumentas, kurio prašo šveicarai, ar ne? Šitas dokumentas yra daromas visai programai, yra dedamas prie programos sutarties. Iš tikrųjų, čia nereikia kiekvieno smulkaus pirkimo sudėti. Čia ypatingas dėmesys yra tiem pirkimam, kurie yra virš 150 000 frankų. Mes dabar skaičiuojam, kad panašiai tiek ir eurų, ar ne? Arba jau toks labai ypatingai turininis. Tai nežinau, jeigu ten kursit standartus ir pirksit paslaugas kažkokias, tai ar ne didelės, tai jau šitie pirkimai jie turėtų būti atspindėti šitame plane. Ir jums tiesiog reikės pagal tai, kada jūs kokią veiklą projekto įgyvendinimo metu planuojate įgyvendinti, nurodyti, kokią dabar numatot pirkimo pradžią, ar ne, kada planuojat pasirašyti sutartį ir kada planuojat baigti sutartį. Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad šveicarai šiaip jie čia irgi toks ypatumas šito finansavimo šaltinio yra tas, kad šveicarai jie pakankamai arti mūsų bus visą laiką. Ar ne? Ir to pirkimų plano prašo jie todėl, kad jie turi teisę pagal reglamentą, ar ne, pasirinkti tam tikrus pirkimus ir, pavyzdžiui, nežinau, paprašyti techninės specifikacijos, paprašyti kvalifikacinių reikalavimų, ar ne, ir jie gali pasižiūrėti, įsivertinti. Ypatingą dėmesį jie turbūt kreips tuos pirkimus, kur
kur yra tikimybė, kad būtų galima skelbti ir Šveicarijoje, pas jūs gal nelabai ar ne bus tokių pirkimų. Bet va, tas dar vienas momentas yra, kitas dalykas, kad jie irgi bet kada gali pasiprašyti, pavyzdžiui, į komisiją, ar ne, pasiūlymų vertinimo. Tai irgi tą turėkit minty, kad to bendradarbiavimo su šveicarais net ir projekto įgyvendinimo metu jo tikrai gali būti, gal pas vienus mažiau, pas kitus daugiau, bet, nu, ta, vat, visa jūsų programa, tai šveicarų toks, nu, jie, kaip ir arkliukas toksai, ar ne, yra, jie labai didžiuojasi tą savo visą ir NVO sistemą, ar ne, ir savanorystės veiklom ir viskuo, tai dėmesio tikėtina bus, bet tai yra ir gerai. Tai va, tai aš turbūt iš savo pusės tiek dabar, palauk, dar pasižiūrėsiu, ar užsirašiau, dėl šveicarų to ZEVO išlaidų ir veiklų aš pasakiau, ar ne, kad tą reikėtų jau dabar šitame etape pasivertinti, kur jūs matytumėt jų galimą įsitraukimą ir kiek tai maždaug galėtų kainuoti, ne tik jum, ar ne ten nuvykti nakvynį ir panašus dalykai, bet kiek gali tie šveicarai iš jūsų paprašyti, sumokėti už tai. Dabar dėl frankų eurų toks irgi pastebėjimas, ir Milda sakė, kad dabar tos sumos jos yra suplanuotos frankais, nes visa parama Lietuvai yra skiriama frankais. Tai mes su šveicarais esam suderinę, kad šitame etape mes viską planuojame frankais, bet planuojam to santykių tokiu 1:1. Kai bus pasirašyta programos sutartis, tos dienos kursų mes konvertuosimės į eurus ir didelė tikimybė yra pagal dabartinės tendencijas, ar ne, kad tų eurų jūsų projektui teks netgi šiek tiek daugiau, negu jūs dabar pasiplanuosit. Tai va, ir tada po programos sutarties pasirašymo jau oficialiai tada CPVA jūsų prašys teikti projekto įgyvendinimo planą, prasidės visas normalus projekto įgyvendinimo plano vertinimas, ar ne, jisai iš patirties jisai užtrunka trumpiau, nes mes čia taikom tą patį mechanizmą, kurį mes taikėm Norvegų programoje planiniams projektams, tai tikrai visa tai vyksta greičiau, nei kad įprastai, kai nežinau, kokie kvietimai būna ar netviri ir teikiamos paraiškos, nes jau didelę dalį informacijos mes būnam išsigryninę va šitame etape. Ir tada jau po projekto gyvenimo plano vertinimo priimamas sprendimas dėl finansavimo ir startuojat su savo projekto veiklomis. Ir aš labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir tai bus kažkur tai kitų metų pradžia. Ir maksimaliai projektą galite gyvendinti iki 28 metų gruodžio 31 dienos. Ačiū labai, Irma. Labai gerai, kad papasakoji viską taip išsamiai, labai gerai matyti tą visą bendrą vaizdą, kas laukia po to. Ir dabar manau kaip tik, kad... Dabar laukiu klausimų. Jo, tai va, jau kažkas įsijungia kamerą, tai gal dar bus klausimas. Prašom, Vladai. Ne. Matom, bet negirdim. Negirdim? Ne, ką tik atėjau čia. Toliau vyksta dalykai, dar šiam gyvenimą sukasi. Aš tai tik tai tiek, kad matau, yra kelios organizacijos, tai aš nežinau, konkurencija yra tokia tikrai natūralus ir geras dalykas, bet mano klausimas yra tas labai vertinimas toks, dabar 3 kriterijai po 15 balų ir toks, iš esmės nėra labai konkrečiai apibrėžtas. Tai iš esmės, kas praeina formaliuosius, tada reiškia, turi sugebėti aprašyti detaliau veiklas, planuojama pasiekti rezultatą pagal tuos kriterijus. Bet, vėlgi, tai yra toks labai plaukiantis dalykas. Tai aš manau, bus jums sunku įvertinti, o pareiškėjams sunku sugalvoti, nesunku sugalvoti, bet nežinant, koks yra kontekstas ir ko tikėtis. Tai tik tiek. Tai galbūt daugiau iš to jūsų aprašymo, kaip jūs išpildysite tą mūsų užsakymą, ten, kur yra tas jūsų veiklų aprašymas paraiškos formai, tai iš to mums tikimės mes, kad pavyks užčiuopti, kiek jūs suprantat, apie ką jūs kalbat ir ką jūs norit padaryti. Tas vis tiek matosi.
kiek organizacijos yra galų gale kokia iš tikrųjų tai yra patirtis, nes yra patirtis tai tikrai aukšta ir šiaip standartai yra labai tikrai pareiškėjams dideli. Aš nežinau, kiek iš konsultacijų esančių žmonių atitinka. Čia dar irgi ne visus ir pažįstam ir žinom, taip kad tikrai ir tos pačius formaliuosius sunku ganėtinai yra atitikti, nes vis tiek yra didelė lėšų suma, daug metų, didelis projektas, tai tikrai, turintys 10-20 tūkstančių per metus apyvartos turbūt nelabai čia galėtų sukonkuruoti. Tai o apskritai Lietuvos NVO biudžetai irgi nėra dideli, taip kad mes tokiai stengiamės kažkokią aukso vidurį rasti, kad ne per dideli būtų tie reikalavimai, bet ir ne per daug maži. Tai žiūrėsim, kaip čia mums pavyks. Tai tas veiklų aprašymas, tai mums irgi toks svarbus dalykas, žingsnis po žingsnio, tą visą matyt procesą, kad pagaut, kiek jūs suvokėt, ką jūs iš tikrųjų darysit. Taip, ir aš gal papildysiu, dar Milda, iš tikrųjų čia šitoje vietoje yra svarbus ir tas, pajėgumai patys, ar ne? Ta prasme, tai tiek iš jūsų tos formalios tokios informacijos ar ne apie patirtį, tiek ir iš veiklų aprašymo bus, aš manau, kad galima daryti tas išvadas, ar ta organizacija jinai bus pajėgi, o tas yra, žinokit, tikrai labai, kaip čia, yra be galo svarbu, ar ne, nes mes prisiimam pagal tarptautinę sutartį atsakomybę, ar ne, ir tos organizacijos, kuri bus pasirinkta vardas, atsiduria tarptautinėje sutartyje. Ar ne? Ir jeigu, nežinau, po pusės metų paaiškėtų, kad ta organizacija negeba nieko daryti, reiškia, kad didelė dalis programos jinai jau, kaip čia, pakimba ir pasidaro rizikinga. Ar ne? Tai čia atsakomybė ir ministerija, ar ne, tos projekto vykdytojus atsirinkta. Šiaip labai sveikinu, kad ministerija nuėjo to keliu, kad renkasi, ar ne, iš tų, kas toje srityje dirba ir gali tą padaryti. O sakau, dėl NVO standarto, tai tikrai šveicarai patys labai giria tą būsimą partnerį, ar ne, kaip turėjom vakar susitikimą su šveicarais, jie sakė, aš net nebendraučiau su organizacija iš NVO sektoriaus, jeigu jinai nėra sertifikuota, to ZEVO, ar ne, ta prasme, tai yra tikrai rimta organizacija, tai yra galimybė ir pasimokyti, ar negauti iš jų patirties. Tai tiesiog jums, kaip visiems turbūt reikia palinkėti, kaip čia pagalvoti, ar ne, ir sugalvoti, kaip ministerija tikinti, kad jūs tą galite padaryti. Aš taip irgi dar noriu tada papildyti, kad visgi dabar čia tas toks paraiškos pateikimas su jau veiklų, jau mūsų tuo, taip sakant, užsakymu, čia gal tokio didelio galvojimo jums labai ir nėra, bet kol vertinsim, kol CPVA jau sugrįž, tai ten per tą laiką ir turėsit šiek tiek sėkmės tuo atveju, ar ne, pagalvoti detaliau, tai taip džiugiuosi, kad tas procesas truputį išskaidytas, nors paraiškų teikimui, kaip ir nėra čia to mėnesio laiko, kaip būna projektų teikimo atveju, ne, bet jau ten reikia viską tada pateikti, visą pilną paraišką su visų biudžetu, kadangi čia biudžeto nėra, tai jūs turėsite tą laiką truputėlį paraiškų vertinimo metu, tada jau pasigalvot, pasidetalizuoti ir peržiūrėkit dar įrašą, ką rodė Irma, ko reikės, tada tiesiog ramiai dar kartą prasuksit ir pasižiūrėsit. Tai manau, kad jums tikrai turėjo būti naudingas šitas susitikimas. Labai ačiū, Irma, kad viską pasakei detaliai ir atvirai parodei. Jeigu reikia, tikrai drąsiai galite man ir tiesiogiai skambinti ir tikrai, žinokit, šitame etape mes dirbam kartu su projektų vykdytojais ir tikrai to bendro darbo yra labai daug. Mes irgi ateinam su savo pasiūlymais, su savo matymais, su savo klausimais. Nereaguokit tos klausimus kaip į kažkokią bausmę ar ne, ar kabinėjimąsi. Mes klausiam tik tai tam, kad viskas būtų aišku, ar ne, ir kartais iš šono pasižiūrėjus, ar ne, galbūt paaiškėja, kad kažkas buvo neapgalvota arba ne to eiliškumu sudėliota, tai tiesiog žiūrėkit geranoriškai mus, nes mes jūs tikrai žiūrėsim geranoriškai. Prašau, Vladai, klausk. Taip, tai aš dar turiu klausimą. Aš tikrai džiaugiuosi, kad čia geruoju atveju tikrai yra bendradarbiavimas pastovus, nes kitu atveju tokio dydžio projektą suvaldyti yra reikalų, bet, žinant, kad yra toks šalia visas greta, tai tikrai yra labai labai džiugu. Mano klausimas dėl antro komponento, būtent savanoriškos dalies, kai ten yra apmokyti nemažiau, kad tam tikrą skaičių savanorių koordinatorių. Ar tai yra turimo omeny savanorių koordinatorių, kurie atėjo iš NVO, ar bendraja prasme?
nežinom, kartais NVO koordinuoja programas, kuriuose, tarkim, yra ir biudžetinės įstaigos savanoriauja, tai savanoriai juose ir panašiai. Ar tai yra grinai kalbant apie NVO stiprinimą, ar tai yra apskritai apie savanorystę Lietuvoje? Nėra tokio konkrečiai išskyrimo, kad būtų būtent NVO savanoriai, kaip savanorystė dažniausiai vyksta. Turbūt nevyriausybinėse, aišku, ne tik, bet tokio reikalavimo ribojimo, kad tai galėtų būti tik nevyriausybinėse organizacijose veikiantys koordinatoriai, nėra. Tai jeigu būtų, tai būtume taip ir parašę, kad tik tais NVO ir kad tik tais NVO savanorystė. Čia bendrai yra savanorystė Lietuvoje ir dar irgi gal paminėsiu, mes turim tokių veiklų, kurios yra orientuotos ne šitoj programai, pavyzdžiui, į kažkokias konkrečias savanorystės rūšis, ten tarkim savanoriška tarnyba, ilgalaikė savanorystė. Čia mes apie tai nekalbam, čia yra apie visą savanorystę. Trumpalaikė, ilgalaikė, kokią iš esmės nori, tiesiog kokybišką savanorystę ir jos kokybės gerinimą. Ir, dar pridurčiau, kad visgi gal labai neišsigąskite, nes iš Vlado klausimų ir tokių komentarų matosi, kad labai rimtai vertinat šitą įsipareigojimą ir tą labai smagu matyti, kad taip sveriat, aš jau net taip mintis skaitau, kad atrodo dar taip labai rimtai tą žingsnį tokį, tai vis tiek pabandyt kviečiu. Ir dar gal kiti turi klausimų, o jeigu ne, tai tikrai tada mums rašykit ir skambinkit dar mūsų skelbime nurodytais kontaktais, e-mailais atsakysim klausimus. Be žado visi. Ne, dabar jau mintyse dėliojasi, minčių srautas jau dėliojasi turbūt. Aš tai tik palinkėsiu visiems, kaip čia, gerų tų pirminių paraiškų, ar ne, gero to konkurso, ministerijai irgi, ir kantrybės turbūt ir to geriausio pasirinkimo ir tuomet mes jau tada lauksim konkrečių organizacijų pavadinimų ir tada jau startuosim su tolimesniais darbais. Ačiū. Tai Vladai, dar klausimas. Aš tiesiog neklausimą, bet tokią mintį, kadangi vis tik tai yra toks strateginis investavimas į savanorišką sritį, aš daugiau kalbu iš tos pusės. Tai aš vis tiek, nežinau, čia tos organizacijos matau, kad yra prisijungę daug, tai aš esu tas žmogus, kuris labai palaiko bendradarbiavimą, šitoje vietoje. Kai mes buvom susitikę, kalbėjom aprašą, turim įvairių sričių ir dirbam su įvairiom savanorystėm, vieni gal su pabėgėliais, kiti su jaunuoliais, kiti su seniorais ir panašiai. Tai aš labai palaikau bendradarbiavimą net ir šito projekto kontekste. Tai gal kažkas išgirs. Ačiū už žinutę pasiųstą. Dėkui. Tai smagu baigti pozityvią gaidą. 4 valandos išmušė, planavom iki 4:30, bet tikrai matau, kad nėra daug pakeltų rankų daugiau. Tai tuomet peržiūrėkite įrašą, atsiras klausimų, įsiskaitykite į aprašą ir skambinkite ir rašykite mums, gerai? Dėkui tada jums labai visiems, kad dalyvavot, susirinkot, sėkmės dėlės, lauksim kitų susitikimų. Ačiū visiems. Ačiū. Viso gero. Viso.